Sveiki gerbėmieji TV eterio žiūrovai. Šiandien svečiuose turime gerbiamą Dainių Kepenį ir turime Ramutę Vaitekūnienę. Gerbiamas Dainius važiavo iš po maudynių pro mumis, visai šalia. Ir kadangi mes su Ramutė turėjom pokalbį ir Dainius šiek tiek žino jau tos informacijos ir domisi ją, kas čia vyksta, tai gerbiamas Dainiau, turite Ramutei klausimų? Prašom. Aš manau, kad Ramutė man daugiau turi klausimų, kaip ir Ramutė, kuri verslininkė, kuri, reiškia, žemės ūkio žmogus, turi savo žemės, turi savo verslą. Ir kai aš išgirdau, kad žmogų, kuris iš tikrųjų yra naudingas ne tik savo šeimai, bet ir visuomeniai, kuris sukuria daugiau negu suvartoja, staiga atsiranda veikėjai. Aš dabar tiesiog, aš juos galėčiau pavadinti, bet dabar, jeigu žmonės pavadins juos po to, kada viskas paaiškės. Dabar, kaip aš matau tą situaciją, aš tiesiog, kai bandau kažkam pasakoti, tai man sako, negali būti. Nu, aš žinau, kad prie tarybų tai būdavo. Ten paimdavo, jeigu tu ten kalbėsi ilgai, kad ateis amerikonai čia mus išgelbės, tai tave uždarė. Tu paskui išeini Ramutis, apie jokius nebekalbė, apie amerikonus, kaip laukdavo mūsų partizanai, čia amerikonai. Dabargi, jau kai amerikonai čia atėjo, žiūriu, tai dabar tie žmonės, kurie šneka jau, kad rusai ateina, jau juos irgi dabar, reiškia, taip pat veš, reiškia, jau aš matau, kad veš. Bet kol jie juos veš, tai jie tikrai jų niekur neišveš, jeigu mes Ramutės istoriją visą išryšim nuo A iki Z. Jeigu mums paaiškės, nuo ko jinai prasidėjo, kas joje dalyvavo, pavardžių aibė įvairiausių, čia metai trunka jau nežinau kiek metų, aš girdžiu, aš skaičiau tą visą istoriją. Mesgi politikai turime vieną tokią geležinę nuostatą, mes negalime kištis į teismų darbą. Kategoriškai negalim. Ir aš kiek įmanoma stengiuosi to nedaryti. Bet kai kreipiasi mane rinkėjai, ima pasakoti faktus, tokius neįtikėtinus, nori, nenori, aš vis tiek klausausi, ką sako, ir aš tą girdžiau ne pirmą kartą, tarp kitko. Visi prisimena mokytoją Astrą. Puikiausia mokytoja, kaip jinai gražiai lietuviškai mus moko kalbėti, kokius eilėraščius rašo. Ir įsivaizduokite, aš ją pažinęs neilgai, bet man nereikėjo tenai mėnesį. Aš pamačiau, kad koks yra žmogus taurus ir patriotiškas, aš tikrai atėjau į talką, nuvažiavau į tenai ir mes ją išgelbėm iš tų nagų, į kuriuos dabar jau įkybo į Ramutę. Tai ačiū Dievui, mokytoja Astra dabar laisva, rami, nors šiandien vyko mitingas su fakelais. Jis negalėjo eiti, kadangi teismas draudžia dalyvauti jai patriotinėse akcijose. Tai yra kažkas klaikaus. Bet čia kita istorija. Žinodami, kas vyksta su Ramute, ir aš tikrai norėčiau, kad jinai pagarsintų tuos faktus, kad žmonės išgirstų, nuo ko viskas prasidėjo, kuriais metais. Ir dabar aš žinau, kad dabar jau tamsta, reiškia, Donatai jau girdi, kad jau čia teismas ir verčia žmogų, kuris tikrai neturi, visi kaimynai, niekas neparodė, kad Ramutė yra kažkokį, turi psichinių sutrikimų. Jie bijo. Aš įgaliotas asmuo, noriu sudalyvauti teisme, mane teisėja šalina, sako, jūs neteisėjas, nors aš ne teisininkas, tai aš ne kaip teisininkas ir ateinu, o kaip atstovas, kuris žinodamas visą situaciją, tik tuo atveju galiu kreiptis ir vietoj Ramutės samdyti advokatą, ir iš vis vietoj Ramutės būti. Ramutė gali teisme nedalyvauti, aš vietoj jos galiu dalyvauti ir visus dokumentus galiu. Mane vis tiek jums neleidžia. Neleidžia. Mes dar pasigilinsim, kas ir kurie neleidžia. Žino, kad aš žinau ir aš užduosiu kitokių klausimų, negu tarkim Ramutė, nes jinai jau pervargus. Jeigu Ramutė papasakoja istoriją, kuriais metais ta istorija prasidėjo, kiek jinai nukentėjo per tą visą istoriją, pavardinkite tas pavardės žmonių, kurie stengiasi dabar jūs padaryti neveiksnę ir nepakaltinamą, ir padarė jau. Negana to, kad padarė, reiškia, dokumentus, tokius žmogaus nepakaltinamo. Dar plus teismo būdu stengiasi priversti ją gydyti priverstiniu būdu labai stipriais vaistais. Kuo aš labai abejoju, drįstu abejoti, matydamas žmogų ir kalbėdamasis valandą, ir niekiek nesu abejojęs, kad tas žmogus yra ir veiksnus, ir atsako už savo žodžius, ką tvirtina Donatas, ir ką dabar apkalbėjo su jos kaimynais. Čia yra kažkas neįtikėtino. Tai, miela Ramutė, prašom, dėkite ant stalo savo nuogąstavimus, faktus ir pavardę žmonių, su kuriais jums teko bendrauti, kas jūs nuskriaudė ir kieno interesuose dabar jūs padaryti neveiksnę. Papasakokit. Šiandieną esu be galo laiminga. Taip sutapo, kad
Atvažiavom pas gerbiamą Donatą, atvažiavo mano palaikymo žmonės, kurie irgi apsakė, kad mane pažįsta, nemato jokių psichinių ligų ir ten visa kita. Kaip jūs žiūrite jos psichologinę būklę? Aš sakyčiau, kad labai šauni moteris. Jinai dabar nepakaltinama, yra jau ir padaryta, ir tie priverstiniai gydymai visokie, ir taip toliau. Tai vat, kaip jūs matot, ar jai tai reikalinga, ar jinai nesigaudo aplinkoje, ar jinai ko nors nesupranta, jūs kaip pažįstamas? Labai visko gerai gaudosi, į pašnekam atsisėdė, į viskų. Nepastebėt, kad būtų kažkokio neadekvatumo, ar pykčio protrūkių, ar kažko tai? Niekad gyvenim. Atvažiuojam į pavaišynų, į pasišnekam, į pjūkį, apie viskų. Beje, jūs taip pat ūkininkaujat, kaip ir Ramutė. Ramutei reikia labai daug pagalbos ūkiai, ar jinai pati puikiai susitvarko? Tai jie savaik tvarkas ten. Susitvarko. Sakykit, Kęstuti, Ramutė, kiek metų pažįstat? Jau daug. Mes dar į akademiją mokėmės kartu. O, tai jūs puikiai pažįstat. Aš nebaigiau. Tai paskui labai smarkiai mokės, tai pabėga nuo mūsų. Supratau. Teisingai ir mokslus nemažus baigusi, Ramutė. Taip. Sakykit, kaip žmogų jūs asmeniškai, kaip pažįstat, kokie atsiliepimai būtų apie, šiuo atveju, šiai dienai nepakaltinamų asmenų? Neįsivaizduoju, kaip gali normalų žmogų apkaltinti. Neįsivaizduoju. Kaip jūs dažnai bendraujat? Aš jau porė čia bendrau, bet jeigu pasakė, kad sako, mane apkaltina, nepakaltinam, sakau, nežinau, kaip čia gali būti, tai kaip, paskui jį pasipasakoja, tai, žinai, kažkaip žmogus, ką gali iš veiksmingą žmogų padaryti neveiksmingo, tai neįsivaizduoja, kad tokių dalykų gali būti. Kaip jūs manot, dėl ko jinai šiuo atveju yra padaryta nepakaltinama? Nes, jūs sakot, kad jinai protinga moteris. Nežinau net, ką pasakyti. Man kažkaip to pagalvoju, kad taip, gali teisams, taip visus tikriausiai taip galim apkaltinti daugiau, kas daugiau pinigų turi, kas daugiau sumok, tas įlaimino, tai čia kažkaip nežinau, man tai galva nesutelpa. Jūs manot, kad šitų medikų išvados yra tiesiog suklastotos? Nežinau, kaip pagal kan, gal tie medikai, bet kad su žmogus šnek, tai kad ras jau kas būn, kur jau nepakaltinam, tai visai kitaip išnekai, taip, tokių. Pas mum čia miestelį yra tų, kur jie atsilikusių vaikų mokas. Tu supranti, kaip jau šneki su tų pačiu žmogu. Čia nesuprantu. Kada bendrauji su tikrai neadekvačiu. Tai jau visai kitaip, taigi matosi vis tiek. Pas Ramutę tokių nesimato. Ne, nuvažiuoji, pasišneki, taip, ko daram, ko auginam, ko darat, kaip, kas kaip išėję, tai viskas. Vienodas likimas mūsų. Panašios problemas. Tai panašios problemas su tais visais valstybės ta sistema. Tik jūsų nesugebėjo padaryti nepakaltinam. Kaip, man tikriausiai pasisekė labiau negu Ramutei. Man, man vienu žodžiu po pirmo Ramutei skyrė tą psichiatrinę ekspertizę, o paskui man, mes su Ramute jau tada bendravom ir aš tikriausiai užbėgau už akių, suprantat, gelbėdama save, vienu žodžiu, kreipiausi į visas Lietuvos tos valstybės institucijas, pranešdama, kad vienu žodžiu vyksta tokie dalykai
kad ekspertai klastoja ekspertizės ir siuntinėjau vienu žodžiu raštus į visas valstybės institucijas, į Teisingumo ministeriją, įskaitos, kad būtų nušalintas ekspertas Romutės, kur Romutė padarė nepakaltinamą diktanas ir kad, ačiū Dievui, man paskyrė ekspertą Šiauliuose, man atliko tą psichinę tą eksperto konsultaciją ir Repovas, bet atėjau, nebuvo jokios įtampas, nieko, taip draugiškai, mielai pasikalbėjom pusę valandas ir mane paleido, ir tik tai tiek, kad buvo ta tokia įtampa ir buvo toks laikas, 20 metai buvo, 20 metai ir buvo kaip tas laikas iki Kalėdų. Jį man ten darė tikriausiai kokį spalį, ten mėnesį, spalį 20 kažkur tai, ar lapkričio 9, ir iki pat naujų metų gyvenau tokioj nežinioj, kaip sako, kojos slysta, ta žemės slysta iš po kojus. Ir nežinai, ar tu čia esi sveikas ar nesveikas, gal tu psichiškai, suprantat, esi nesveikas. Jau pats pradedi galvoti, kas čia darosi. Kaip, tiesiog, vienu žodžiu, žlugdanti kaip situacija, žmogų visom prasmėm žlugdo prieš tave tą, mano įvaizdis prieš kaimynus, prieš brolius, prieš seseris, prieš savo vaikus, prieš anūkus. Vienu žodžiu, gyvenau tokį, kaip, nežinau, kaip aš iš vis neišprotėjau tą laikotarpį. Bet... Sakykit, kaip su Ramute būtent susipažinot? Susipažinom taip vieno likimo, kaip čia paviešino Ryžius tą pirmą, vienu žodžiu, šitą straipsnį apie mano tą situaciją, kaip ten dėl to žemės, praradau tą žemę. Ir Ramutė paskambino, ir mes susipažinom ir bendravom, tikrai labai protinga moteris ir patarianti, ir draugiška, ir tikrai, man kaip Ramutė padarė nepakaltinamą tenai, man tiesiog tikrai pagalvojau, kad manęs laukia toks pat likimas, bet tiesiog galiu dėkoti savo likimui, kad man pavyko kažkaip tai išsisukti iš tos situacijos, į kurią pakliuvau, ir tikrai apie Ramutę galiu pasakyti, kuo geriausius atsiliepimus, tikrai paslaugi ir suprantanti, ir šiltas, mielas žmogus, negaliu nei vieno blogo žodžio. Ir labai laiminga, kad Seimo narys neliko abejingas, važiuodamas pasuko ir daug kilometrų į šoną, bet garbė yra susitikt ir matyt, kad jis yra nebejingas ir negandom padarytiem tokiem, galima sakyti, su manim, nežinau. Ramutė, ir pradėkim nuo to, kas su jumis padaryta? Pirmučiausiai. Ir nuo ko prasidėjo? Prasidėjo taip. Pakruojo kredito unija apgavo daugiau negu 20 žmonių. Ten priklastojo jiem paskolų, ten visa kita, vyko ikiteisminis tyrimas unijos atžvilgiu, bet tyrėjai nekreipė dėmesio nei į suklastotus parašus, nei tų suklastotų laidavimų, suklastotų tų paskolų sutarčių, kad pinigai ten nebuvo tiem žmonėm išmokėti, nors tų pinigų nei vienas ir neprašė. Ir dokumentų, pinigų gavimo dokumentų nėra. Į sąskaitą pervesta taip pat nėra. Nieka nėra ir žmonės labai nukentėjo ir tas tyrimas vyko, buvo ir šalinami tie tyrėjai, bet nežinau, jie nesišalino ir vienu žodžiu pasibaigė 14 metais, nutraukė tą tyrimą ir pasibaigė. Tuomet po kiek laiko, negalėdama kredito unija. Čia prieš 10 metų jau tas buvo, ne? Tai sako, metais 14. Ja, grinai. 10 buvo pradėta, o jau 14. Senatis padaryta. Daugiau kredito unija sumąstė paduot ieškinį, kad aš su žentu savo uabo grūdus nukultų sausio mėnesį, pavogėme, padarėm kredito unijai žalą. Toks teisėjas Danas Lisas... Bet tai gerai, žmonės, kad suprastų,
Jūs nusikūlėt savo grūdus sausio mėnesį, kaip aišku, faktas, kad nėra jie kuliami, bet, tarkim, nusikūlėt ir kokią jūs žalą padarėt kredito unijai? Jūs nusikūlėt, jūsų grūdai, jūs ką norit su jais tą darot. Kokia žala kredito unijai? Čia protų nesuvokiami dalykai. Čia. Bet vis tiek jie kažką tai sako. Kas čia galėtų paaiškinti, nes iš teismo tai mes nesužinojame. Aiškinu, kad žiemų nekuliami grūdai, bet teisėjas Danas Lisas sakė, jeigu parašyta, tai vadinasi kulia. Ne, bet mes nuklystam nuo temos. Vis tiek jie, sakydami, kad jūs padarėt žalą, turėjo jums paaiškinti, arba bent jau teismas paaiškinti, kokia jiem žala, už ką, kodėl. Nieks nepaaiškino, nei kredito unija. Tiesiog, kad gavot laišką, kad reikia į teismą, ir jūs padarėt žalą, ir jūs neklausėt, kokią čia žalą padariau? Tai mes teisme tai klausėm, bet dėjo mums tik baudas ir viskas. Ten Šiauliuose negali paklausti nieką, nes tokie teismai, kad ten yra baisu. Tai dabar aš teisiamas Šiauliuose, jeigu ten tokie teismai, kaip sakot, mane už kažką tai teisia, aš pats nesuprantu už ką, klausiu, už ką čia mane teisėt, ir jie sako, ne tavo reikalas, tylėk, dar ir baudą gausi. Taip. Bet čia yra pradžia, bet jūs per tą visą istoriją, aš žinau, kad jūs po to kreipėtės tiesos ieškodama ir į Seimo narius, ir į politikus, ir į šiaip dorų žmonės. Apie tai papasakokit, kaip jums sekėsi, kaip jūs bandėte išeiti iš to pirmojo kaltinimo, nes jūs apkaltino ten, sakysim, žalą padariusią, ir kai jūs to nepripažinote, dabar jau tapote neveiksne. Tai šitą istoriją papasakokit, neapsistokim ties detalėm, bet praeikit per viską iki tos vietos. Kodėl tapote neveiksne? Kam to reikėjo padaryti iš jūsų neveiksne? Teisėjas Danas Lisas įsižeidė, kad aš jį pažeminau teismą. Kaip? Kad pasakiau, kad neišmano žemės ūkio, kad kiaulės akis įsistatęs, korumpuotas, ir perdavė, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir daugiau byla pateka į Telšių apylinkės teismą pas teisėją Liausginienę, kuri iš karto kreipės, vyko vienas posėdis ar du, kad irgi norėjau įrodinėti, kad nusišalytų, nes Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų pirmininkas Laisvydas Zaderštremas ten užmiršo, kaip jis būdamas Pakruojo teisme buvo nusišalinęs ir nušalintas nuo 68 bylų, tiesiog nuėjo į kitą teismą ir pamiršo, ir persiuntė į Telšius, bet nieks nesišalino, teisėja perdavė, kam būtų man būtinai Panevėžyje atliekama ta ekspertizė, kelis kartus nenuvažiavau nes susirgau ir visa kita, paskui sužinojau, skundžiau ir prašiau, kad būtų į Šiaulius pagal gyvenamą vietą. Vėliau tik supratau, kad į Panevėžį siunčiama dėl to, kad iš tos psichiatrinės ligoninės policijos pareigūnų pagalba būčiau nuvežta į Uteną. Į Uteną ten stebėjimai. Bet nenuvežė. Kadangi kreipėtės į žurnalistus? 21 metais, rugsėjo 22 dieną, aš nuvykau jau į tų psichiatrijos ekspertizę, atvyko žurnalistas Vėberis, dukra buvo, ir atvažiavo pareigūnas Tamašauskas, yra ir filmuota medžiaga žurnalisto padaryta, jau manęs pervežti į tą Uteną, bet ačiū Dievui, į žurnalisto įsiganda ekspertė Eglė Zubienė, kuri išėjus tam pareigūnų pasakė, kad jis važiuotų į namus. Ir jūs nevežė. Bet jūs dabar pamatėt, vyksta jūsų ir ekspertizės, ir neteisingi teismai, ir visa kita. Ir kur jūs kreipėtės? Kas jums padėjo? Ar kur jūs kreipėtės ir bandė padėti, bet nepadėjo? Ar bent jau vaidino, kad padeda, bet niekur nieko taip ir nepadėjo? Aš kreipiausi ir savo Seimo narį į Matulą, ir dokumentus pristačiau į tų ekspertų, bet
vis tiek tikiu, kad ne jo artimas kažkokia giminaitė ar kas nors, kad jam tenai skaudėtų. Nu, o kad čia kažkokia seniukį tramdo, tai vienodai rodo. Į ką dar bandėt kreiptis? Kreipiaus, kai buvo anksčiau Gailius labai padėjo, kiek galėjo, jis ten tą situaciją ir su Pašakinsku, nes jis pats buvo Pašakinsko apšmeižtas, apšmeižė Pašakinskas jį, už tai, kad to Pašakinsko nerinko į europarlamentarus, tai irgi buvo byla, kad aš nuteikiau visų Lietuvų, visų žmonės, nu irgi buvo ten jau daugybė kartų rašė Pašakinskas, kad mane pasodintų į kalėjimą, kad jau aš tai padariau, ir ten tyrė tokios prokurorės Šauklienė Renata ir Daiva Kaučikienė daugybės kartų ir rašė Laisvas laikraštis daugybė kartų ir jos atsisakydavo pradėti man tuos ikiteisminius tyrimus. Tuo metas Pašakinskas skundė tas prokurorės. Man, kaip susipažinau su bylos medžiaga, kad net tikrai dėko tokiom prokurorėm, kurios šiais laikais taip supratingos ir vadovaujasi įstatymais. Tai čia tik džiugina. Vėliau Pašakinskas atrado tokį prokurorą Gintautą Vileikį, kuriam nėra jokių įstatymų, jokio nieko. Iš karto kaltinamasis aktas ir buvau jau baudžiama ir Vileikis kreipėsi irgi jam. Baudžiama už ką? Nu, dėl to, kad neišrinko Pašakinsko į europarlamentarus. Aš nuteikiau žmonės. Mes, gerbiamas Dainiau, su labai stipria influencerė esam kartu. Nes jeigu visą Lietuvą moteriškė amžiuje gali nuteikti, kad nebalsuoti už kažką, tai mums tektų iš jos pasimokyti. Bet aš girdžiu tą pavardę ir aš girdžiu ją įvairiam kontekste. Tai, kiek suprantu, tas žmogus yra labiausiai sudomintas jūsų turtu ir jūsų, taip sakant, verslo galimybėmis. Ir jisai čia turbūt labiausiai suinteresuotas, kad perimti iš jūsų kažkokią tai ar turto dalį, ar verslo dalį. Bet aš taip suprantu, ar aš klystu. Taip, jis padaręs mano ir mano šeimos narių vardu netoli 80 nusikalstamų veikų. Ko jis norėjo, to iš mūsų paėmė, žemės persirašinėjo ant savo uabo, netgi sūnaus alytnamį, be notarų, be nieko, be sūnaus sutikimo persirašė motinos vardu, žento Klovainyse. Čia jūsų žento? Sūnaus dabar, o žento tai Klovainyse namų perrašė kažkokiais būdais jo buvusio direktoriaus Dainiaus Jurgučio vardu. Tiesiog jam nėra jokių įstatymų ir dar 2017 metais jis girdžiu šunys loja, išeinu, žiūriu tokią juodą mašiną, kaip dabar atsimenu, 412 ir jo mašina stovi. Ir žiūriu, angarį jau jie suėjai, atėjęs su kažkokiais 2 plėšikais. Angarė pas ką? Pas mus namuose. Nupjovė spynas, įėjęs į vidų, aš atėjau, sakau, kas čia daros? Jis juokės, nekreipkite dėmesio, čia jau durnelė, aš jau ją greitai išvešiu į Rokiškį. Tai buvo 17 metų rugpjūčio 25 diena. Pašakinskas taip sakė, ja? Taip. Čia yra mana, tas jau angaras, mana. O sakykite, tai jūs gal jam buvote kažkiek tai skolingas, įskolinus jam, kad jis taip drąsiai elgėsi su jūsų turtu? Nieka nebuvo. Arba kaip nors tą turtą jūsų kažkaip tai jis jau buvo nusižiūrėjęs, arba jūs jam galbūt kažkaip tai įsipareigojusi. Kodėl taip darė? Jo, man irgi šitoje vietoje labai neaišku. Viską jis nužiūrėdavo ir ko reikėdavo, tu ir pasiimdavo. Bet kokiu pagrindu? Prieš tai, aš irgi padariau labai didelį klaidų. Jis man susitikdavo ir sakydavo, aš esu tos pelėsių gaujos žmogus, aš noriu jūs apsaugot, kad jūs būtumėt ramus. Reikia man 100 000 arba 200 000. Tai aš turėjau sakyti ir vyrų, tokius nuostabius vaikus turiu, žentų, reikėjo sakyti,
kas čia dar, bet aš bijojau, kad jie tiek neįsigastų, aš versdavau per galvų, surasdavau tuos pinigus ir jam paduodavau, jam tada... Tai 100 000 paduodavo Tai šitam čia Pašakinskui. Taip, nu čia yra baisus dalykai. Pala. Tai jūs kalbate apie litus ar apie eurus? Litais. Dar buvo litai, jo. Bet po to perėjo prie eurų, man atrodo, dabar jau ir eurų skaičiuoja jūsų. Nu tai, ko tik dabar pavyzdžiui, irgi sužinojau, kad yra mano paveldimo turto Varėnos rajone ir Druskininkose. Tai kaip jie atimt, nu, daugų padaro per antstolį Šimkienį. Ten tai jie irgi nėra jokių jokių įstatymų, nieko, jie ten, kad ir teismo laikinos apsaugos priemonės buvo uždėtos, nekreipė dėmesio iš viso ten. Na, Ramute, žiūrėkit, kad antstolis pas jūs pasibelstų, jūs turit kažkam būti skolinga. Kaip, antstolis negali paimti, ateiti pas jūs, sakyti, va, jūs skolinga už nieką. Taip, faktiškai nebūna. Tai kokia dabar situacija su ta antstolė? Kaip jinai čia atsiduria? Kokiais būdais? Jūs kažkam skolinga turbūt? Tai dabar, kaip gavau patvarkymų, kad jau nori mano tą paveldimą turtą parduoti antstolį, tai pamačiau, kad mano vyrui po mirties da 10 paskolų suformita. Tai kaip mirusiam žmogui gali da paskolas... Tai čia dėl to ta antstolė? Taip, ir dėl jūsų vyro skolų? Ir da yra įrašyta, kad kažkokia Aistė Pukienė, kurios nesu nei mačius, nei žinau, netoli 40 000 tų eurų. Nu, ir reiškia, aš pasiskoju, ir ta Aistė Pukienė, tai aš galvoju, gal kokia Pašakinsko artima giminaitė, arba tos antstolės, tai kitaip tai ne. Jin gimus 89 metais, gegužės 10 dieną. Ir jin man paskolinus kažkoks vykdomasis dokumentas 2009 metais, spalio 22 diena, kuomet gimė man įsimintina tokia diena, kad gimė mano anūkytė ir aš buvau Šiauliuose ligoninėn visą dieną ir aš niekur negalėjau būti, nesiskolyti tų pinigų ir aš tokio žmogus nepažįstu ir kaip dabar parduos tą Šimkienė tą mano turimą turtą ir padalis atiduos tai Aistai Pukieniai ir kredito unijai, kur kredito unija apgavo šitiek žmonių ir mus. Jie mums skolingi, net mano terminuotą indėlį tų pavogė kredito unijai. O jūsgi turtinga moteris, jūs turite daug žemės turbūt, taip? Dabar neturim, viskų pavogė. O tai kiek jūs turėjot žemės iš viso prieš apvagiant jūs? Nu, mes dirbom daugiau negu 1500 hektarų. Ir dabar nebeturite nieko? O nuo savos kiek turėjot? Nuo savos irgi turėjom virš 500 hektarų. O grynųjų pinigų, kuriuos va taip atiduodavot nei iš jo, nei iš to, kokią sumą iš jūsų išviliojo ten pinigai skaičiuojant? Tai da buvo per tokį kurtkų dalių, kad reiškia, aš paprašiau Pašakinsko, kad man buvo 2008 metais rugsėjo 30. O tas Pašakinskas, taip jau jie paskui melavo, tai teisėsaugai ir iki šiol taip tebemeluoja. Kad reiškia, aš paprašiau, o jis žinojo, kad ten kažkokia Majauskaitė Joniškį pardavus namų, o tuos pinigus nuvežus ir pasidėjus pas Kurtkų dalių, irgi Joniškį gyvenantį. Nu, tai, nežinau, jis irgi prie tų pelėsių, jis ten giminė. Tai Pašakinskas nuvažiavo ir paėmė 100, nes buvo 200, tai 160, aš jau prašiau tiek, jau jis parvežė. Ir man 10-11 nakties unijoje jis man tuos pinigus padavė. Sukūrė tokias legendas, ir turėjau aš atiduoti, nes iš viso ten kreipėsi ir į nacionalinį mokėjimo agentūrų ir vyro išmokas ten... Na, bet jeigu nėra jokio teisinio dokumento, kad jums buvo perduoti tie pinigai, ar tai, nesvarbu, kad ir 12 nakties, jokio dokumento, jokio kvituko, jokio nieko, už ką jūs turit gražinti? Kokius jis įrodymus teikia teismui, kad jūs iš tikrųjų gavot tos pinigus? Vat šitoj vietoj man niekaip neaišku.
Ir turbūt žiūrovom nelabai aišku. Nu čia ir man net sunku suprast, kad taip gali žmogus valdytas teisėsaugos institucijas ir kaip jis nori meluot ir apkaltint, o Šimkienė išieško ten ir išieškojo ir tapo tam, nežinau, pusė metų rašiau ir pateikiau jau Pašakinsko tų popierį, kad pinigai jau atiduota. Jin vis tiek išieškojo, pardavinėjo mūsų turtų ir... Gerbiamas Dainiau, ar jum kaip Seimo nariui suprantama šita situacija, kad be jokio dokumento, be jokio kvito, be nieko, be pavedimo į sąskaitą, be jokių dokumentų ateitų pas teisėją, sakytų, va, duotų žmogui į teismą, sakytų, va, jinai man skolinga, išieškokit pinigus. Kaip čia taip gali vykti? Žiūrėkite, aš kaip Seimo narys tikrai tokiuose reikaluose neturėčiau dalyvauti. Tokiuose reikaluose dalyvauja tardytojai, prokurorai, tyrėjai, bet kai aš girdžiu pavardę žmonių, kurie, jie ir yra, ir jie vienoj komandoj, ir ta komanda baigia savo darbą atidodama jūs į ligoninę ir paversdama nepakaltinamu, kai atrodo, kad žmonės, kurie apie jūs artimieji ir kaimynai, tikrai abejoja tuo. Tai mano pareiga yra užtikrinti, kad visi procesai valstybės vyktų taip, kaip jie privalo būti pagal įstatymą. Dabar aš turiu pagrindą galvoti, kad ta kredito unija ateina pas jūs reikalauti atiduoti pinigus, kuriuos turbūt jūs buvote iš jų pasiskolinusi. Jeigu buvot pasiskolinusi, tai be abejo, jeigu jūs pinigų neduodate, tai jie ateina ir pasiema arba pinigus arba turtą. Tai jūs buvot pinigų pasiskolinę iš jų? Mes nesiskolinom jokių pinigų. Pavyzdžiui, su mano sūnum, tai nieks net neklausdavo, jis padarytas ant 1,5 vien tik laiduotojo. Tai, žiūrėkite, jeigu jūs atiduodate jam pinigų tada, tai jūs iškart galite skambinti prokurorui, policijai, sakyti, mane apiplėšė, prašom gauti vagį, o kodėl jūs to nepadarėte? O Dieve, tai ir tie žmonės davėsi į teismų, toks žmogus irgi padarytas laiduotojus, net nebuvęs kredito unijoje. Pasidavė į tų teismų, tai teisme dar gavo baudą. Ir tas pats Žalis, nubaudė jį patį, kad kiti net nesikištų. Mes dabar tarsi matom kažką tokio neįtikėtino, kažkokį tai nusikalstamą susivienimą, kuris čia daro, ką tik tai nori. Taip galima suprasti. Bet aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje prokurorų ir teisininkų, kurie šitą jūsų bylą išriš. Man labiausiai yra keista, kad žmogus, kuris tikrai niekam nekelia abejonių, kad nėra nepakaltinamas, staiga padaromas tokio ir kas baisiausia, kad ne ambulatoriniu būdu gali nueiti ten, sakysim, jeigu jau tikrai reikia, bet uždarytas ir per prievartą bus leidžiami labai stiprus vaistai. Man tai kelia didelį abejonę ir aš tikrai sieksiu, kad atsirastų nepriklausomi ekspertai, kurie patikrintų šitą diagnozę, kas jums ją nustatė, kas patvirtino. Bet aš, nuo ko pradėjau, aš turiu pagrindą pradėti abejoti, nes aš matau ne vieną atvejį, o jau kokius 6 atvejus, kurie turi reikalų ten su Utena, su Rokiškiu, su psichoterapeutais, psichiatrais, prokurorais, policija, teisėjais. Ir aš matau, kad ta grandinė ne visuomet yra logiška. Ir tai, aš jau nekalbu ten apie tų įstaigų vadovus Utenos ir Rokiškio. Čia man advokatas sako tiesiai šviesiai, ką tu nori, sako. Taigi lovadienis yra tenai per parą 200 eurų, kas tau nori prarasti tą. Ir kai aš girdžiu, kad žmogus, kuris gali būti namie logiškai gydomas, jis ten laikomas uždarytas, o paleisti žmonės tikrai nepakaltinami, kurios policija turi nušauti. O aš buvau pas generalinį komisarą, klausiu, kodėl reikėjo nušauti, reiškia, pilietę, kuri yra, sakysim, psichologiškai nepatvari, tai kodėl yra neligoninė, kodėl reikia nušauti. Aišku, jie pasimetę žmonės. Tik aš tą viską matau, aš norėčiau, nors kartai įsiaiškinti, ar čia yra kažkoks tai košmaras, ar čia yra realybė. Norėčiau tikėti, kad košmaras, bet kuo daugiau aš neku, reiškia, ir su jumis, ir su kitais žmonėmis. Aš manau, kad čia yra baisi klaiki realybė, kurioje yra iš tiesų tokios grupelės, kurios tikrai turėtų mums papasakoti, kuo jos remiasi. Bet kas įdomiausia, kai tai prasidėjo mūsų domėjimasis, mano patarėja pradėjo ten prašyti, reiškia, užklausti ir gauti atsakymus, staiga prasidėjo įdomios permainos. Gaunam įdomų, reiškia, atsakymą, kad jūs jau turite teisę ir ieškoti ir kompensacijų, ten 100 000, matau, kad jau anksčiau atmesdavo be diskusijų. Dabar jau jums leidžia, sudaro tokias, sakysim, prielaidas, kad jūs jau galite tikėtis. Arba staiga dingsta jūsų gydymas
gydytojai nebenori jūsų gydyti, matyt, pajuto, kad čia reikės jau rimtai atsakinėti ir ne kažkur, tai va dabar taip į ekraną. Ir kai aš matau, ir visi, kai matom, kad žmogus mums seka Margo Generio pasakas, mes visi matom, kad čia kažkas negerai. Va šiandien aš matau Donato akis normalaus vyro, kaimo vyro, kuris čia gyvena, reiškia, Lietuvos, vos ne vidury, reiškia, bet aplinkų ūkis tvarkosi. Va matau jūsų ūkininkės akis. Nu, sunku abejoti tai, ko jūs sakote, bet kai aš matau, kas parašyta ir kas po to vyksta, aš tikrai turiu tokio rimto pagrindo abejoti. Ir jeigu jie man įrodys, kad čia viskas švaru, o jūs tikrai nepakaltinama, tada aš jau pakelsiu rankas, atsiprašysiu ir daugiau niekuomet neprasidėsiu, nes paaiškės. Bet dabar aš turiu abejonį ir mes eisim tikrai įsiaiškinti, ar tos abejonės mano yra keistos, ar jos yra tikros. Tai va, man dar vienas klausimas. Beveik ir atsakėt, gerbiamas Dainiau. Tai vat pakalbėjot iki filmavimo gal valandėlę kažkur, ne, su Ramute. Mes prieš tai buvom kalbėję ir telefonų pasakojau, kaip maždaug aš įsivaizduoju jo situaciją ir kaip jūsų akimis atrodo. Esat bendravęs su tikrai sergančiu žmogum, su turinčiu negalę ir ar yra skirtumas? Tikrai man teko ne kartą bendrauti su žmonėmis, kurie nestabilios psichikos yra. Labai dažnai į Seimo narius tokie žmonės kreipiasi ir ten jau antrą pokalbio minutę jau matai, kad kažkas čia netvarkoja. Jau 10 minutę tai iš karto aiškėja, kad reikia klausimus pabaigti ir pasiūlyti tam pašnekovai tiesiog pailsėti ir galbūt po kiek laiko, bent jau jeigu aš abejoju, jeigu jis pakalba su mano kolegomis, su kitais žmonėmis, aš nenoriu iš karto priimti savo sprendimą, bet kada jau mes pasišnekam rate su savo patarėjais ir mane patvirtina, taip šiuo atveju niekas man negali patvirtinti, kad mes šnekam su žmogum nestabilios psichikos. Man, kai paskambino pirmas iki Ramutė Vaitiekūnienė, mes kalbėjom kokią valandą. Aš irgi taip suabejojau, kad tiek čia tokie įvykiai, tokie plėšikavimai, kad kažne, bet aš neišgirdau ne vieno abejotino ir kaip valandą žmogus kalba ir neklystamai, aš matau, kad turiu reikalų su žmogus, kuris atsako už savo žodžius ir žino, ką kalba. Ir dabar aš tikrai, nedaug dievė, nesiimu psichoterapeuto ar psichiatro misijos, tai aš dėl to ir sakau. Aš dabar, mano misija patikrinti, ar ta sistema veikia tikrai, kaip mes visi įsivaizduojam, ar jinai ten turi, sakysim, kabliukų. Ir kada gydytojai iš karto bėga jau iš darbo, pamačius, kad jau čia reikės atsakinėti, tai aš jau pradedu dar labiau abejoti. Ir kai matau teismo naujus sprendimus, kurie jau atšildo situaciją, jeigu anksčiau atmesdavo be jokių abejonių, dabar sako, žinai, ko gero jūs galėsite ieškoti ten teiktą ieškinį, nes tokia atsiranda galimybė. Kada jinai atsiranda? Kas įvyko? Ar čia žmonės suabejojo, kad ko gero teisingumas ateis jau iki tikro teisingumo? Ar jie galvoja, kad, čia biški pašokinės ir mes tą nekartą uždarėm ir dabar tą reikalą uždarysim? Ponai, šį kartą neuždarysim taip paprastai, todėl, kad aš turiu pakankamai sveikatos ir kantrybės ir nekartą aš su tokiais žmonėmis, apie kuriuos dabar nenoriu sakyti nei jų vardų, nei pavadinimų, nei įvardinti, bet aš jaučiu, kad tokių žmonių Lietuvoje yra, kuriems galbūt ne vieta. Aš nekartą sakiau, kad ne visi žmonės yra savo vietose, daugybė žmonių dirba ne savo darbą, daugybė žmonių tikrai trūksta ir atsakomybės, sąžiningumo. Ta matau ir dėl to manau, kad mano pareiga davesti tos klausimus iki galo, kad Lietuva gyventų gražiau, laimingiau, teisingiau. Aš taip jaučiuosi dabar savo darbe. O kadangi aš nevaldantysis, mes įstatymų nebegalim priimti, nes jų dauguma yra, tai aš dabar užsiimu parlamentinę kontrolę, kas irgi yra antroji Seimo nario prievolė. Arba tu priimi įstatymus, dabar negalim priimti, nes yra jų buldozeriai, matėme. Tai 360 eurų, tai 15 eurų. Nuo 360 eurų žemdirbiam su PVM vadinasi sumos, kurie jie turėjo mokėti už kūrą, akcizus nuo naftos dujų. Tai dabar vadinasi, ir nei mokslo taryba, nei mokslo akademija, nei mokslininkus, jokie ekspertai nedalyvauja, nusprendžia ten Seime vyrukai, gerai, kadangi čia atvažiavo baisus traktoriai, tai aš ir galvoju, gal turi atvažiuoti medikai su savo greitosim apsupt Seimą ir palikti ligonius tenai, tegu savo vartosi patys. Tai iš karto ir medikų problemas spręstum. Jeigu mokytojai atsineštų savo suolus prie
Seimo ir ten mokinius mokytų susėdę palapiniai, pagalvotų žmonės, kažką reikia nestandartinio, nes taip, kaip dabar vyksta, dėl to aš užsiminėjau parlamentinę kontrolę, aš domiuosi, klausinėjau, aš sprendimų nepriimu, kol man nebus visi atsakymai. Bet kai bus atsakymai, mes tikrai jo žinosime ir vat jūsų klausytojai, gerbiamas Donatai, sužinos irgi. Aš manau, kad mes tą turim pasiekti. Tik dar aš pasakysiu apie paskutinį posėdį. Paskutinio teismo buvo gruodžio 18 dieną, nors tas jau sprendimas buvo skelbiamas 20. Teisėja Kavaliauskienė iš karto atsisakė įleisti mano įgaliotam asmeniui Donatui pagal notarinį įgaliojimą. Daugiau teismo posėdžio metu mano sūnus pasakė, kad mano viską supranta, viską sugeba, pati viskom apsirūpina. Tai kokia buvo reakcija prokuroro Donato Micevičiaus? Tiesiog pakeltų tonų, koks tavo išsilavinimas? Tai čia tavo spėlionės, tavo pamastymai. Dieve, apsaugok tokius prokurorus, kad jie, kaip dabar suprantu, iš tos nutarties, kad turiu aš registruoto turto Varėnos rajone ir Druskinykuose, bet aš klausiama, ar turiu kilnojamo turto, aš neigiu, vadinasi, aš nesuprantu, reikalingas paskirta administratorius, kažkoks ten... Tai jūs turite, aš esu įgaliotas. Tai va, yra proto nesuvokiami dalykai, kad žulikai liepia, kad galėtų teisėtai pasiimti turtų, tai taip prokuroras verstus ir dar kas svarbiausia, galiu pasakyti tiesiai šviesiai, padarė grupinį nusikaltimą, kadangi nupirko Vilniaus psichiatro teismo ekspertus Mantą Juodakį ir Aureliją Survilaitę, kurie suklastojo mano tą ekspertizės aktą. Ir yra įrašas, ir dabar yra ir Vilniaus, kadangi paduotas ieškinys dėl ekspertų, ir Vilniaus apygardos teismas tą patvirtino. Aišku, dabar mes padaviau irgi žalai ir prokurorą Donatą Micevičių ir teisėją Editą Kavaliauskienę, tegu valstybė moka, jeigu jie gali taip elgtis, įsidirbinėti, daugiau valstybė galės iš jų prisiteist 500 000. Tai va, tikiuosi, dabar esu laiminga, kadangi susirūpino jau Donatas, anksčiau mane palaikė ir ėjo išvien, dabar matau visą širdimi tikiu į Seimo nariu Dainium Kepeniu. Dėkoju jam, dėkoju jo patarėjai Nemirai, koks ten aukso žmogus, ieškantis ir siekiantis teisingumo. Ačiū, labai ačiū. Ačiū Jums už drąsą, nes šiandien mažai žmonių, kurie drįsta kalbėti. Aš ką tik tai Seime sakiau. Ir medikai nedrįsta kalbėti, kas vyksta toj farmacijoje, toj visai mašinoje. Teisininkai nedrįsta kalbėti, nes sako, čia tu nieko nepakeisi, neprasidėkime. Aš tą girdėjau ne kartą. Bet, aš sutinku, kad labai dažnai peripėti, bet šiuo atveju, aš manau, kad verta prasidėti, todėl, kad šitą išrutuliuoja šitą mazgą, šitą velnišką. Tai aš manau, kad daugybė žmonių patys supras, netgi tie žmonės, kurių čia vardinote pavardės, ten teisėjai, ten prokurorai, kiti, kurie prisidėjo prie jūsų šitos tragedijos, kitaip nepavadinsi, jie dabar visi mus matydami galėtų pagalvoti ir patikėti, kad Lietuvoje gali būti tiesa. Jūs galite prisiminti, kas jūs į šitą velniavą įtraukė, kas jūs sugundė, ar pinigai, ar baimė, ar dar kažkas, ar karjeros noras padaryti, ką nekartą matėme. O tai trys dalykai. Pinigai, karjera, iš baimės darom viską. Tai jūsų tarpe tikrai rasim bent vieną žmogų, kuris pasakys, taip, aš irgi tą matau ir daugiau nebetylėsiu irgi. Ir mes tada po truputėlį eisime į tikrąją laisvę, į tą tikėjimo laisvę, į tą žodžio laisvę, į tą viens kito pagarbos laisvę, nes dabar, patikėkite, aš matau, 7 metai, 8 metai Seime,
O ten tikrai ne visi dorijos sėdi žmonės, ne visi ten yra patikimi, ne visi tenai įstatymų laikosi, ne visi. Bet jie labiausiai ir nenori apie tai kalbėti, jie labiausiai apie tai nekalba, aš tą matau. Ir aš galvoju, nuo ko reikia pradėti. Ir štai vat Ramutė mums davė tokį labai įdomų, tokią istoriją, kurią mes dabar turėtume išryšti. Ir aš tikiuosi, kad iš šitos istorijos, o ten yra pavardžių, kurios ir kitose istorijose dalyvauja. Tai aš manau, atsiras žmonių, kurie ir tada ir kitas istorijas pabandys atsekti, ypatingai tais veikėjais, kurie visur dalyvauja. Tai vat aš esu tam čia su jumis, man tai yra tikrai svarbu, tam, kad aš norėčiau, kad mano vaikai gyventų kitokioj valstybėje, kad jie nebijotų sakyti tiesą, kad jie nebijotų, nes iki šiol visi žino. Netgi vienas pavyzdys, psichodemija. Turiu daugybę informacijos, kad žmogus nesiskiepęs turėjo antspaudą. Daugybę informacijos, daugybę liudimų. Tik tu nesakyk niekam, tik tu, man reikia skristi, man ten štampuko, ten 200 eurų, ten 300 eurų. Daugybė informacijos. Ir visi tą žino. Bet visi apsimeta, kad nieko nežino. Kišiam nieks nėra, tai ašgi tą matau. Bet jeigu pasakysiu, tai man reikės liudininką, o tas liudininkas yra žmogus geras, kurį nenoriu, taip sakant, skleisti. Ir vyksta. Tai nuo ko pradėti? Bet kadangi atsirado žmogus, kuris aukojasi vardan tiesos, jau nebeturi ką prarasti, nes jau stovint ant ribos, jau jai nebėra kito kelio, kaip pasakyti tiesą. Nes šitie, aš jau sakau, dabar nenoriu sakyti pavadinimų, kaip aš juos pavadinčiau, kaip paaiškės, kad jie iš tikrųjų. Bet jeigu jie pažeisdami ir medicinę etiką, ir padorumą, ir visą kitą, žmogų tikrai pavers nepilnapročių ir laikys ant tokių baisių vaistų. O atsiras ekspertai, kurie įrodys, kad yra kitaip, tai jiems tada Lietuvoje tikrai gyvenimo nebebus jau, nes žmonės neatleis tokių dalykų. Čia iš tikrųjų, čia jiems reikia saugotis ir užsidaryti patiems nuo linčio teismo, nes tokių atvejų ne vienas yra Lietuvoje. Ir aš girdžiu ne vieną, bet žinot, ten tokių abejonių visokiausių, nesinori prasidėti. Bet šitas atvejis jau čia mes, Donatai, negalime neprasidėti ir pats dar žmogus jaunas, mes tikrai išeidami iš šio pasaulio busim, taip sakant, ramus, kad padarėm, ką galėjome. Kad tik galėtumėm kažko prisidėti, tai būtų labai gerai. O mano kiekvienas žodis yra paremtas dokumentais ir visus reikiamus dokumentus dėl visų padarytų nusikalstamų veikų, tiek policijos, tiek prokurorų, teisėjų, visą ką. Aš visada reikiamai pateiksiu Seimo nariui. Bet jūs kopijas iš karto padėkite kur nors, kad neprieitų prie jų niekas, argumentas padeda į debesį kur nors, nes šiuolaikinės technologijos viską leidžia sunaikinti, panaikinti, o tie vyrukai ir merginos, oi, kokie jie yra gabūs tose reikaluose. Taip kad tikrai būkime tvirti, ramus ir ramiai eikime į tiesos ieškojimo to keliu. Mes ją tikrai surasime, galbūt ne rytoj, bet laimi tie, kurie daro kasdien. Jeigu tik tai paleisim kai mėnesį, tai jie sakys, jau jiem nusibodo, jau jie pamatė, kad nieko nebus. Kasdien, po mažą žingsnelį eikim kasdien. Ir aš manau, kad ta kompanija tikrai, jie taip pat pradės pasakoti istorijas, dėl ko jie ten pateko, kas juos sugundė, koks ten velnias juos nešė tą galerą. Aš net nebejoju, kad iš jūsų žmonių išvardintų, neužilgo tuoj prasidės veiksmai, jie tikrai pasakys tiesą, o tiesa mus padarys laisvus. Nėra kito kelio į tiesą. Ačiū Jums, gerbiamas Dainiau. Ačiū už, kaip gerbiamas Dainius sakė, už drąsą. Tikrai yra ir noriu pakviesti TV eterio žiūrovus, kurie matys ir šitą laidą. Nebijokit. Gaunu ir tokių. Gaunu laišką didžiulį paštą. Surašyta visa istorija. Tikrai verta dėmesio. Susisiekiu su žmogum, sakau, gerai, atvažiuoju. Arba jūs atvažiuokit, viskas tvarkoja, padarom. Ne, tai jūs paviešinkit. Tai sakau, o kaip aš atrodysiu durniaus vietoj. Donatas paėmė ir kažką tai papasakojo iš kažkur. Aš tą laišką jūsų galiu, sakau, paviešinti. Bet kad nesimatytų nei vardo, nei pavardės, nieko. Tai sakau, tai atsiprašau. Kur jūs kreipiatės? Aš to žmonės suprantu. Jūs net neįsivaizduojat, kiek visokiausio niuansų atsiranda sekančiam žingsnėje. Tai giminės, tai artimieji, tai nenori pažeisti, nenori užgauti, nenori pakenkti. Paliekam taip ir. Ir tada Lietuva eina į tą prarąją, į tą liūną, nes mes šiek tiek, mes labai skirtingi tuose nuodėmėse. Vienas yra paėmęs ten degtuką, o kitas, jau namą pasiėmė. Taip. Ir tada, bet jie būtų nusikaltėliai. Ir tada nusikaltėlis tos kaip yra, žinai. Ir ta dėmė,
nusikaltėliai, va tokie lieka. Taip. Tai nėra kitokia, tik tai tiesos sakymas ir ėjimas iki galo.